Mes pasirinktinai jų. Nereiks galvos atsiversti. Ne. Nu, bet čia vis tiek. Tiesiog į šitą vietą panašiai. Spėjimas trumpas, tai laukiam dar kai kurių svečių, kurie turi tuoj atvykti. Nu patys žinot, kamščiai, Vilnius, Kaunas. Brangioji, myliu. Vis negaliu apsiprasti su mintimi. Labas vakaras, dar kartą su kuo nesisveikinu. Šį vakarą esu scenarijaus autorius šito kūrinėlio, kurį ką tik turėjote galimybę pamatyti. Bet Nes jeigu nebūčiau pasikvietęs, nebūtų buvęs šių renginių. Galbūt Saulius užsimins apie tai, kaip mes pradėjom, bet aš jaučiu, kad jam buvo šokas, kai aš tą pasakiau idėją pradžioje, bet gal plačiau tu. Labas vakaras. Kai žiemą atėjo pas mane Ernestas ir sako, sugalvojau daryti filmą. Filmą, Ernestai, darysim? Kokį filmą? Tai vat dokumentinį, istorinį filmą. Kaip tu įsivaizduosi? Bet aš jau pusę jo, ar didesnę dalį pusę aš jau nusifilmavau. Tu nusifilmavai filmą? A kaip tu nusifilmavai? Mobiliaku. Sakau, Ernestai, parodyk medžiagą. Greitai tą medžiagą siunčiu savo technikam, sakau, ar iš tos medžiagos ką nors galim išburti. Technologijų šiais laikais. Ir pagalvojau, gerai, idėja gera. Lietuva prasideda nuo kiekvieno mūsų namų slenksčio. Bet kaip tą filmą dabar daryti? Tada galvoju, ne, reikia ieškoti režisieriaus. Ir tada galvoju, ką čia įkalbėti. Ir tada sugalvoju bandyti kalbėti tokį garsų režisierių Richardą Matačių, kurį čia pakviesiu. Jo, tai čia labai keistas nutikimas buvo, kad pirmiausia ir sakė, sako, darom, sakau, gerai, tai sako, bet pusė jau yra padaryta, sakau, tai palaukit, kaip čia pusė. Ir aišku, sakau, tai duokit man tą pirmą pusę, aš pasižiūrėsiu ir tada galvosim, jo, ir taip išsivystė, kad mes sugalvojom, kad mums reikia ir vaidybinių scenų, nes istorija pati yra įspūdinga. Ir vien pasakot, vien tik tai, kad kalba žmonės ir jie pasakoja apie tai, buvo sudėtinga. Norėjos plačiau, kad žmogus patirtų tą, kas yra sunkiai, sakant, geriau vieną kartą pamatyti, nei krūvą kartų išgirst. Ir tada pradėjome ieškoti stilistikos, kaip apjungti visą ir taip toliau, kad būtų naktiniai kadrai, kad tikri naktiniai būtų kadrai, kaip leidžiasi desantas. Ir aišku, jūs gali papasakoti, kiek iššūkių, tai buvo naktį, šalta, daug arbatos.
Na, aš iš savo pusės galėčiau pasakoti tokius neįdomius techninius dalykus, bet argi jums bus tai įdomu, aš tai sakyčiau, gal kaip filme matėt, daug veiksmo vyko miškuose. Tai dabar įsivaizduokit kiekvienas save miške, abiem rankom laiko stipriai kamerą, vyksta veiksmas ir pas jūs ant nosies galo sėdi uodas. O paskui jį dar 100 laukia savo eilės. Tai taip pavyko filmavimas ir visada teikiau pirmumą kadrui, kad būtų gražus, kad būtų perteiktas. Iki to momento, kada jau apleido ir sveikata turbūt. Tai gerai, kad turėjau kolegą Jorį, kuris galėjo pavaduoti. Tai Jorį, užkilk ant scenos, papasakok, kaip sekėsi kai jo. Yra ką pridurt, nežinau. Tiesiog man pačiam labai patinka filmai, patinka man juos nagrinėti, žiūrėti su filmais iš emociniais pusės, iš mechaniniais pusės ir smagu pasidalinti pirmą kartą sudalyvavus filme, kur pats esi pridėjęs savo rankų. Nepasiruošiu nieko kalbėti, bet aš daugiau atsakingas už tai, kad visą tai vyktų, prižiūriu šviesą, spec efektai, papildau juos, ir kava, jo. Ir čia, kur matėte, tie parašiutininkai sėdėjo lėktuve, tai iš tikrųjų ten buvo studija, buvo užduotis ištempt trosą, žodžiu, ir viskas daroma buvo ant žalio fono, tai mes turim tokią specialią studiją, kur daromi spec efektai, virtuali grafika dedama. Ir dėka mūsų inžinierio Leonardo, kuris deda tą grafiką, tai tokių studijų nedaug yra Lietuvoje. Leidžiu pasivaikščioti su kamera, mes iš tikrųjų akis to nemato, bet eini per kamerą ir matai per monitorius lėktuvo vidų. Iš tikrųjų, tai teko nueiti iki tos vietos, kur yra pilotai. Bet čia neparodė šito dalyko, tai iš tikrųjų pats personalas mato daugiau negu per teliką galima. Tai noriu padėkoti prodiuseriui, kad pakvietė mane į šitą projektą ir kad leidau papildyti visą bendrą būrį specialistų. Tai Leonardas, mūsų inžinierius grafikos, kuris deda grafiką deda. Labas vakaras. Malonu būti čia su jumis. Tikiuosi patiko sukurti vaizdai ir galvojot, kad iš tikrųjų lėktuvas skrido. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie šito projekto ir Sauliui, ir režisieriui, ir kaip sakant, Lietuvos kariuomeniai ir visiems rėmėjams. Na, ką aš prisimenu tokio įdomaus, kas vyko filmavimo aikštelėje ir, na, iš tikrųjų atrodė keista, kad filmavimo vietoje miške man, tiksliau, ginčijasi režisierius su prodiuseriu. Čia turėtų būti tas, čia turėtų būti anas ir panašiai ir taip toliau. Ir sako, kabinam tą, daro mana. Ir režisierius sako, Sauliau, ramiai, Leonardas tau ir drakoną čia nupieš ant šitos šakos. Nu, džiaugiuosi, kad neprireikė šitam filmui drakoną, tai gal kitam prireiks. Na, o dabar norėčiau pakviesti, kas padarė šitą filmą labai gražų ir spalvotą, tai Albina Liutkų. Labas vakaras. Man miške būti nereikėjo kaip operatoriam. Aš buvau studijų, kaip ir Saulius minėjo, tiesiog buvo daug labai skirtingos medžiagos, buvo labai geros, buvo su mobiliakais, kur gal buvo sunkiau dirbti, bet manau viskas pavyko, jums patiko ir tiek. Nu ką, vaidybinėse scenose pas mus irgi buvo tas aktorius, kuris ėjo, galima sakyti, smaigaly.
Tai pristatau Jums Robertą Lenartavičių, vienintelis profesionalus aktorius, kuris dalyvavo šiuose filmuose. Labas vakaras, dėkoju visų pirma komandai, kad aš čia su Jumis, dėkoju Jums, kad Jūs atvykot pasižiūrėti. Man teko tokia neeilinė, iš tiesų ir didžiulė garbė pabandyti savo kūnų mintimis ir jausmais pabandyti įkūnyti Juozą Lukšą Daumantą. Teko skaityti apie jį, teko domėtis jo biografiją, skaičiau jo laiškus žmonai Nijoliai. Ir man dar dabar sunku yra suvokti, kokios stiprybės dvasios tai buvo žmogus, kokio gylio. Aš klausiau darbo proceso metu Ernesto, sakau, ar jie buvo tokie stiprus? Sako, jie buvo ne tai, kad stiprus, bet jie buvo pasiryžę. Ir čia aš norėčiau išryškinti vieną žodį, tai yra jie. Juozas Lukša Daumantas nebūtų to padaręs vienas, kaip ir aš. Jam reikėjo bendražygių, jam reikėjo pagalbininkų ir gerų žmonių kelyje. Tad norėčiau pakviesti visus aktorius dalyvavusius scenose, nes desanto buvo daugiau. Kviečiu visus aktorius, kurie buvo scenose čia ant scenos. Ačiū Jums. Labai gaila, kad daug kas negalėjo atvykti, bet bent keli čia šiandien yra. Tai buvo labai įdomu rinkti tą iš tikrųjų kolektyvą, kartais visai atsitiktinai tie žmonės nukrito. Aš gal tik prisiminsiu, kaip Robertas Lenartavičius atsirado šitam rate. Jisai buvo pirmasis aktorius, kas buvo atrinktas vaidybai. Tai nebuvo dar nei minties filmą daryti, nei apskritai ką nors daryti šitoj srity, bet mes jau buvom pažįstami su Robertu, aš mačiau jo nerealų panašumą su Juozu Lukša. Ir mes jau turėjom atkurtas aprangas. Sakau, Robertai, aš tave vieną dieną aprengsiu šitą aprangą ir mes pasidarysime šaunę fotosesiją. Tai, man atrodo, mums gavosi šiek tiek daugiau. Tai aš labai noriu padėkoti visiems šitam sąstatui, ne visam, čia mes ne visą matome, dalį jo. Taigi, kaip matot, ne vienas Lukša ir kaip matot, ne vienas Ernestas, čia tie komandos ir gal visos nėra. Bet be jūsų visų esančių čia kai kurių salėje, be tų rėmėjų, be jų patikėjimo, be krašto apsaugos ministerijos, be Kauno rajono savivaldybės, kuri ypatingą dėmesį skyrė savo kraštą, be Klaipėdos rajono, kitų savivaldybių, Tauragės ir privačių rėmėjų indėlių, nebūtų šito filmo, nes mes jį visi pradėjom nuo nuostabiai gražaus Ernestai biudžeto. Mes tuomet turėjom 0. Tokia buvo pradžia. Tai norim padėkoti jums visiems. Ačiū. Ir šitoje vietoje tikrai noriu pakviesti čia, kur mes salėje ir esam, Kauno rajono savivaldybės atstovą, vicemerą. Teisingas. Sveiki visi atvykę į Raudondvarį, Kauno rajono savivaldybę. Iš tiesų man yra didžiulė garbė stovėti čia ant scenos prieš tokią garbingą kūrybinę komandą, prieš tokią garbingą auditoriją, kurioje yra ne vienas patriotas ir mūsų kariuomenės vadas, generolas ir Klaipėdos rajono savivaldybės meras. Ir mokyklų atstovai, direktoriai ir visi tie, kam rūpi Lietuva, kam rūpi vertybė, kam rūpi laisvė ir kam rūpi ateitis. Bendrai
Širdingiausi linkėjimai nuo Kauno rajono mero Valerijaus Makūno, kuris dėja šiandien negali, bet jis yra kartu su mumis. Ir norėčiau pasidalinti keletą tokių įžvalgų. Iš tiesų ši savaitė, kur praūžė, iš tiesų buvo tokia vertybinė už laisvę, už kovą, už nepasidavimą Lietuvai. Praūžė sausio 13 metinės. Praūžė Klaipėdos krašto sukilimo minėjimas. Ir labai gražiai mes užbaigėm savaitę su šitu irgi sausio 16 filmą, Laisvės šuolių filmą. Bandžiau prisiminti, kada paskutinį kartą žiūrėjau karinės tematikos filmą kino teatre. Tai buvo turbūt prieš 13 metų Klaipėdoj. Ir filmas buvo, Staliningradas. Ir kas aš atsiminiau iš tos auditorijos, kaip aš atėjau, tai buvo vidudienis, tai turbūt aš buvau jauniausias auditorijai, turbūt vienintelis kalbantis lietuviškai ir vienintelis be uniformos, kuri nebuvo labai draugiška, aš žymiai saugiau ir maloniau jaučiausi čia prie mūsų krašto apsaugos kariuomenės atstovų. Tai dabar aš suprantu po 13 metų, kur yra ta silpnoji jėga ir kaip yra svarbu tokius filmus puoselėti, kurie įkvėptų ir mus teisingai pakreiptų ir ugdytų tiek vyresnę kartą primintų, tiek ir jauniausiai. Laisvės šuolis, filmo pavadinimas, labai prasmingas. Tai kas tas šuolis? Tai akimirka, kai žemė po kojom, o sprendimas ore. Ir tie vyrai šoko į kur? Į nežinę. Jie nežinojo, kas bus rytoj, kas jų laukia, bet jie turėjo tikslą, vertybinį tikslą, už Lietuvą, už laisvę. Ir dabar aš tą suprantu, kad kiekviena karta turi savo šuolį ir nereikia bijoti jo išdrįsti ir peržengti ir kartais, ne kartais, bet ir priešintis. Ir esu labai dėkingas ir dėkoju Kauno rajono savivaldybės vardu visiems partneriams ir visai komandai, kad jūs kuriat tokį turinį, kuris verčia sustoti, paliečia mus ir atsigręžti ir tiesiog įsiprasminti šioje akimirkai. Ir daryti teisingus, kryptingus šuolius. Ir jeigu netgi mus išmes ne toj vietoj, kur žadėjo, ir netgi jei mes pasiklysime miške, tai jūs visada turėkite tą vertybinį kompasą. O toks filmas jisai yra vertybinis kompasas. Ačiū visiems, ačiū publikai, su švente. O dabar dar norėčiau būtent Kauno rajono mero Valerijaus Makūno vardu įteikti padėkas būtent mūsų herojams, kurie kūrė tą filmą ir pagrindiniams ašiniams asmenims. Tai yra prodiuseriui, tai yra režisieriui Richardui Matačiui. Prodiuseriui Sauliui Novikui. Aktoriui Robertui Lenartavičiui. Grafikos dizaineriui Leonardui Žilinskui. Garso režisieriui ir kompozitoriui Evaldui Kondratskiui. Ir scenarijos autoriui Ernestui Kuckui. Ačiū visiems. Tai ačiū Jums už kantrybę, kad iškentėjot filmą. Patiko, džiaugiamės, nepatiko. Tai niekas. Mes ištobulėsim. Pakviesim į sekančią premjerą. O šitas filmas yra tik tai čia pristatymas ir mes jį kol kas susilaikom nuo viešumo. Tik ne premjera, o pristatymas.
nes mes nutarėm jį, bent jau pasitarę, pristatyti į pasaulinius apdovanojimus, nevertinimus. Tam, kad mes maža tauta, bet labai svarbi ir didelė bendro pasaulio kontekste. Taigi bandysim laimėti prizus, o paskui paleisti kino teatrus. Ačiū. Nu, aš nežinau, šitas filmas man atrodo pavyko, netradicinis toksai. Ir kodėl žmogų nepabijo taip statyti? Čia dokumentai. Pagarba, jo, labai geras Darius. Malonu. Puikiai uniforma tinka jūsų. Sveiki, gyvi. Sveiki. Gera kalba. Sveiki, Juozai. Labai puikiai. Kaip sakant, auklėjamasis ir kaip ir auklėjamoji medžiaga, ir metodinė medžiaga, ir visi kiti dalykai yra labai svarbu, ypatingai šių dienų kontekste. Tai, nors aišku, jeigu žiūrėtos 305 metus, tai visą laiką buvo tas pats kontekstas, ar tai galbūt biški pakilimai ir nusileidimai. Su irgi ministerijos pagalba, krašto apsaugos ministerijos, gražus projektas baigėsi, jisai viešinamas, jisai yra labai gražus. Ir su istorija jisai perkeltas, tai yra moters kovotojos paslaptis. Ir yra begalės peržiūrų, begalės viskas, jis yra viešinamas. Tai yra moters kovotoja su istorija ir, kągi ta moteris šiuolaikiniai kariuomeniai daro, karė. Kitais metais numatyta, gal nusišypsos laimė, tai renkuosi laisvę, projektas visas, irgi į kamą. Tai renkuosi, pasirinkimas, laisvė. Taigi galėjo tas Lukša likti tenai, bet pasirinko laisvę. Ir mums dabar šiai dienai pasirinkimas kariuomenė. Jūs mus ginat ir mes renkamės jūs. Kaip sakant, tai čia tų numatytų darbų, tai ačiū visiems. Stengiamės, o kaip išėjo, tai. Ačiū už kvietimą. Gero vakaro.